Vasario 21 dieną visa Lietuva pakvipo blynais ir pasipuošė margaspalviais persirengėlių apdarais. Užgavėnės žiemos išlydėjimo šventę švęsdavo ir mūsų protėviai, o Žemaitijoje, pasak etnologų, užgavėnės visais laikais buvo itin švenčiamos. Plungės kultūros centro direktorius Romas Matulis džiaugiasi žiemos išvarymo švente ir papasakojo savo įspūdžius. Vat užgavėnės geriam, valgom, užgavėnių oras toks, koks ir turi būti. Plungės senamiesčio aikštėje šaltį šiais metais varė neįtin gausus miestiečių būrys. Tiems, kurie susirinko ir žvarbių orų, geros nuotaikos ir šėlsmo tikrai netrūko. Šventėje tiek didelius, tiek mažus linksmino kanapinio ir lašininio išdaigos bei liaudiškos muzikos kapela Minija. Visus susirinkusius, kaip ir pernai, taip ir šiais metais, gardžiais užgavėnių blynais vaišino Liberalų ir Centro sąjungos partijos Plungės skyriaus atstovai. Orą super, žmonės super, blynas super, viskas super. Miesto centre išdidžiai stovėjusi morė, prie kurios tėveliai fotografavo savo vaikučius, baigiantis užgavėnėms, buvo sudeginta. Taip Plungėje ir išvaryta žiema.